Man iš aplamai labai trūko tokio agresyvumo žalgiriečių ir tose pykčio agresyvumo, nes kaip būtų Makabis, atrodo, kad jie tikrai daugiau nori laimėti. Pirmas dalykas. Antras dalykas, taip, kaip tu sakei, nugarą žaidimo tikrai trūksta, nes kaip bebūtų, kai komanda perskaitė jų situacijas visas, ypatingai, sakau, tie 2-2, atidavė praktiškai vienintelį šansą, tai yra, buvo keletas tų aliejupų vadinamų, bet paskui daug žaidėjas atiduodavo ir atsitraukdavo ir mesdavo iš vidutinio nuotolio, metimai keletą nepaėjo. Ir 1-1 ne tai, kad ir ant pausto, tai yra nugarą žaidime, bet 1-1 ir iš perimetro, tai yra veido veidas, kol kas žalgiriečiai iš vis aš nemačiau to žaidimo. Ir kaip bebūtų, man jie atrodo kažkokie fiziškai žymiai lėtesni negu būdavo anksčiau. Ir pirmas dalykas, tai turi pradėti agresyviau žaisti. Tiek gynyboje, aišku, prasideda viskas nuo gynybos, bet šiuo atveju galima sakyti, kad žalgiriečiai galbūt akcentus dėjo ant puolimo. Tai yra, kad kai sustojo puolimo žalgiriečių, tada atsirado kažkur skylės gynyboje ir pradžioje Makabė tikrai daug įmetė laisvų metimų ant vadinamo greito puolimo, gal ant tokio kaip transition offense vadinamo. Yeah. O paskui jau tada, kai jie pajuto tą žaidimą, tai prasidėjo praktiškai labai daug iš tai pick-and-rollinių situacijų ir davo, kad 7-8 tritaškius praktiškai išmetė visiškai laisvai. Dar vienas dalykas, Tomai, kai nėra Žiččiaus aikštėje, praktiškai kiekvienas, net ne praktiškai, o mesgi skaičiais galime patvirtinti, kiekvienas Makabio žaidėjas gali pataikyti iš toli. Elijah Bryantas, kuris šiaip jau tikrai neblogas metimas, jis vienintelis nemetė tritaškio su Kroatu Žiččium, visi kiti pataikė po vieną arba po 2 tolimus metimus. Kaip tas rizikas perdėlioti, susidėlioti, kai tu matai, kad taip yra užsikūrę visi nuo 1 iki 5 numerio Makabi komandai? Be abejo, kai tu turi Lekavičių, kur tu negali keistis, kai galbūt turi Paulių Jankūną, kuris yra lėtesnis ir kuris nespėja 1-1 ant perimetro, tai sunku yra tokiose situacijose, nes tu neturi net ant ko rizikuoti. Ir kaip matėm, kad rizikos iš viso šiandien negali būti, bet pagrindas turbūt tai, kad žaidėjai pradėtų agresyviau gintis, pirmas dalykas, ir galbūt kai kuriuose situacijose galbūt kažkiek žeminti žaidimą, pabandyti, nes Rubitas išėjo, taip, jo nebuvo labai tas geras startas, bet paskui kaip ir neišėjo. Tai galbūt pabandyti kažkiek žeminti ir daugiau keistis gynyboje ir dvigubinti ant pausto žaidėją, bet matėme, kad mes šiandieną visur vėluojam. Tai sakyčiau, kad taktika yra vienas, bet žaidėjų agresyvumas ir žaidėjų galbūt fiziškumas ar nežinau net kaip pasakyti, būtent ne koordinacija, o jų susikaupimas, tai šiandieną kol kas matome, kad jų yra praktiškai nulinis. Kur tie seni geri laikai, ar ne, kai turėjom tokį 3-4 poziciją žaidėją Edgarą Ulanovą, tada galbūt ir Heisą galėtume pabandyti pastatyti atkarpomis 5 numerių, ar ne, ir turėti tokį mobilų 5. Taip, nes jeigu Ulanovas pradėdavo centruoti, jis 1-1 tikrai galėdavo apžaisti ne vieną ir ne 2 savo pozicijos žaidėjus. Ir jeigu ateidavo pagalba, ten stovėdavo metikai, kurie būdavo pasiruošę ant metimų ir išmesdavo laisvus metimus. Mes matėm, kad laisvų metimų praktiškai Žalgirio gretose iš vis nebuvo. Gerai, Tomai, -30, 23, 53. Giliai įkvėpkim, susikaupkim ir tikėkime, kad antroji rungtynių pusė, bent jeigu ir neprilygs tai pirmai, bet bus žymiai geresnė ir Žalgiris po dvikovos galėsime sakyti, kad antroje pusėje žaidė taip, kaip mes esame įpratę matyti Kauno Žalgirį. Grįžime netrukus į Tel Avivo Menoros Meftachim areną. Likite kartu su LRT televizija ir portalu lrt.lt. Eiliniai žmonės 4 Europos sostinėse. Atsivėręs antrojo pasaulinio karo pragaras negrįžtamai pakeičia jų gyvenimus. Išskiria mylimuosius. Atveria netikėtas asmenybių pusės. Bomboms nesvarbu, kuo ir koks buvai prieš karą. Serialas Degantis pasaulis. Šiandien 23:10 per LRT televiziją ir LRT LT mediatekoje. Režisierė keitusi kino taisyklės. Anjes Varda. Kukli, bet spindinti idėjomis. Moteris, kuri režisavo tikrovę ir kūrė filmus, kurie įėjo į istoriją. Paskutinėme savo filme jie atskleis paslaptis, kaip kūrė kiną, keitusi kiną. Dokumentinis filmas Anjes apie Vardą. Penktadienį 21:30 per LRT+. Muzikinių vaizdo klipų konkursas Clipvid. 6 nominacijos.
Prizinis fondas 6500 eurų. Esi kūrėjas. Įrodyk. Daugiau informacijos clipvid.lrt.lt. Šeštadieniais Kino žvaigždžių alėjoje Lietuvos kino legendos ir poetiškas žvilgsnis į realybę. Lengvas ir kvapnus. Lietuvos kino centro restauruoti lietuviško kino klasiko režisieriaus Arūno Žebriūno filmai. Kino žvaigždžių alėjoje šeštadieniais 21 valandą per LRT+. Eteryje šoksiu žvaigždę. 1, 2. Vienišas vyras, kuris neturi troškimų, tik prisiminimus. Neturi ko prarasti, nebijo net numirti. Italijos mafijos purvini reikalai Latvijoje. Karas su vietinėmis rusų ir latvių gaujomis. Ar yra dėl ko gyventi? Premjera. Trileris Nemirtingasis. Penktadienį 22:55 per LRT televiziją. Turkish Airlines. 7 days. Iconic. BKT. Adidas. Spalding. Enios. And Siesta. Official global sponsors in association with the Turkish Airlines EuroLeague. LRT tęsia tiesioginę transliaciją iš Tel Avivo, kur Chrisas Jonesas, vienas iš pirmosios mačo dalies didvyrių, sakė, mes pasiruošėm, nes Žalgiris yra didi komanda, labai super gerai žaidžianti komanda, todėl mes išėjome nusiteikę. Ir štai toks rezultatas. Maskvos CSKA šiandieną žymiai sunkesnėje dvikovoje palaužė Baskoniją, nors vienu metu skirtumas irgi buvo dviženklis, bet jis niekuomet neviršijo tokių aukštumų, kaip kad mes matome šios dienos rungtynėse, kai komanda skiria 30 taškų. Coach, what's the first thing you need to do to try and get back in this game? Play good one-on-one defense and keep the guards in front. And other than that, in terms of mental, being down by 30 at halftime, is it a challenge to get the players' heads back up? No, possession for possession, no other chance. Thank you very much. Thank you. Martinas Šileris kalbėjo, kad turime pagerinti gynybą vienas prieš vieną, neleisti siautyti gynėjų grandžiai. Ir kalbėdamas apie tai, ką psichologiškai reikia pakeisti atsiliekant 30 taškų, Martinas Šileris neužbėgo įvykiams už akių ir kalbėjo, kad turime žaisti ataka po atakos ir nieko čia daugiau neprikursi. Na, iš tikrųjų, reikia pradėti žaisti ataka po atakos, dėl to, kad toks įspūdis, net, žinai, kai yra ką analizuoti, tai gali analizuoti. O čia toks įspūdis, kad Žalgiris turėjo planą žaisti, bet kadangi varžovai žaisti neleidžia, tai ir nežaidžiam. Šiandieną žaidžia tik viena komanda. How can you keep this up for 40 minutes? I don't know if we can keep up this performance in 40 minutes. The most important thing is to understand that Žalgiris will react and we need to be ready. The game is not over, it's a long way to go, so we need to show same concentration and same contribution to the game. Thank you very much. Jonas Vairopolas sutiko, kad 40 minučių mes tikrai taip nežaisime, turėdamas matyti omenyje ir tą nuostabų pataikymą iš žaidimo. Žalgiris tikrai sureaguos, kalbėjo Kreikas, ir mes tiesiog turime išlaikyti tą pačią koncentraciją. Ir antroje susitikimo dalyje Makabi pataikė 82% tolimų metimų, 9 taiklus tritaškai iš 11. Baisiausia, kad Makabi sugebėdavo atrasti, kaip išmesti tuos tritaškius esant visiškai laisviems po Žalgirio sudvigubinimu ar gerų pastatytų užtvarų gynėjams. Na ką, Žalgiris žino, kokiais ginklais jos žudo Makabis, ir dabar lieka tik tai sužinoti, ar matydamas šitos žudikiškai veikiančius ginklus Žalgiris sugebės į tai atsakyti ir kažką pakeisti, nes jeigu viskas liks taip, kaip buvo, tai mes šiandien turėtume pralaimėti 60 taškų skirtumų. Na taip, aritmetikos atžvilgių taip, bet aš labai tikiuosi, kad Žalgiris sureaguos, Žalgiris parodys geresnį žaidimą. Galbūt vėlgi pasikartosiu, 30 taškų, kaip sakoma, atlošti krepšininkų terminais yra per daug per vieną dalį prieš tokią komandą kaip Makabi, bet jeigu Žalgiris sureaguos, žais gerą antrą pusę, tai bent jau bus gera medžiaga
medžiagą ateityje, nedarant tų pačių klaidų ir mokantis iš to, kas tave taip žudė. Aš manau, kad sezonas ilgas. Taip, bet aš manau, kad čia geros rungtynės visiems Žalgirio varžovams į ateitį, kaip reikia žaisti prieš Kauno Žalgirį. Be abejo, kaip pamatėm, kad tikrai tie atidavimai vidutinio nuotolio metimams ir uždarimas Žalgirio prie tritaškio yra vienas iš buvo raktų, gal nesakyti pergalę, bet būtent į gerą žaidimą. Šiandien vakare dar laukia vienos labai mane dominančios rungtynės, kada susitiks Barcelona su Fenerbahče. Tai bus mačas dviejų komandų, kurios demonstruoja ko gero solidžiausią gynybą šio sezono pradžioje Eurolygoje. O čia mes kol kas matome vaizdą, kuriame nieko solidaus, kalbant apie gynybą, nėra. Paprasta nugarinė užtvara ir žaidėjas pražiopso atmušimą ir lengvi 2 taškai. Žalgirio komanda vėl remiasi tuo pačiu penketu, kuris ir pradėjo rungtynes. Geras perdavimas į baudos aikštelę ir čia Marius Grigonis agresyviai iki galo. Tokį Marių Grigonį ir tokį Žalgirio žaidimą norėjome matyti ir pirmoje mačo dalyje. Pirmoje mačo dalyje Mariaus Grigonio naudingumo balas buvo -1. Taip, o mes kalbame apie naudingiausią ir rezultatyviausią Kauno Žalgirio komandos žaidėją ir spalio mėnesio Eurolygos MVP. Scottie Wilbekinas. Įsidėjau Marių Grigonį į savo fantasy komandą, galvodamas, kad šiandien labai yra gera diena jam pasireikšti dar labiau negu rungtynėse ten prieš kokį nors Asvelį arba Madrido Realą. Varžovai pavargs, negalės stabdyti, jų gynėjai bus susirūpinę tuo, kaip išsaugoti jėgas puolime, o nieko panašaus šiandieną nėra. Čia gilus perdavimas į baudos aikštelę ir Angelo Kolojaro palaukė, kol pasimaus ant kabliuko Nigelas Heizas, 2 baudų metimai. Ir vietoj Nigelo Heizo aikštėje pasirodo Paulius Jankūnas. Ir čia Kolojaro. Šiaip labai įdomu, kai nėra žiūrovų Menoro Miftakim arenoje, galime girdėti, kaip krepšininkai kalba, kokius sumanymus gynyboje. Jeigu jie keisis, tai tada ten greit viską. Iš tikrųjų, Eurolygoje toks unikalus sezonas, kai gali girdėti tokius pasitarimus. Baudų pataikymas irgi labai iškalbingas šiandieną. 1 taiklus iš 4 Žalgirio pusėje. Žalgiris iki šių rungtynių apskritai Eurolygoje iš 100 metimų buvo prometęs tik 8 ir pirmavo turnyre pagal baudų pataikymo procentą. Žalgiris šiandien pasiblogins statistiką visose kategorijose. Tas tai neabejotinai. Ir matėme Geoffrey Lauverno vidutinį nuotolio metimą. Ir tritaškius Žalgiris metė taikliausiai Eurolygoje iki šio mačo. Bet šiandien tritaškius gerai meta komanda, kuri iki tol jos metė vidutiniškai. Va, vienas iš šviesuliukų, pavyks apsiginti. Aš tai laukiu atkarpos, kada Žalgiris sugebės pasiūlyti kažką, ko varžovai nesugebės įveikti bent 2-3 atakas iš eilės. Ir tada jau kažkaip gali kažką atsilošti. Atloši 6-7 taškus, žiūri, kad jau ne 30, o 23. Tada gali kažką užsikabinti, bet kol kas toks įspūdis. Taip, apskritai trūksta elementaraus dalyko Žalgirio reakcijos šios dienos dvikovoje į varžovų smūgius. Kai ta reakcija atsiras, kai nebus žiūrima į švieslentę, aš įsivaizduoju, tas rezultatas tikrai sumažės iki gerokai patrauklesnį. Marius Grigonis prieš Ante Žižičių. Jankūnas bando prisitaikyti iš toli, kol kas kapitonui šiame sezone tritaškiai ir toliau nekrenta. Ir toks labai netaiklus metimas. Čia vėluojanti gynyba ir 2 taškai iš po krepšio. Elijah Bryantas dar 2 taškai. Scottie Wilbekinas įsirašo 3. rezultatyvų perdavimą į savo sąskaitą. Elijah Bryantui tai yra 10. taškas šios dienos rungtynėse. Jis pasiveja Tylerį Dorsey ir ilgoji pertrauka nieko nepakeitė. Turėga, taip sakoma, jau užkliuvo už linijos. Taip ten buvo koja, bet paprasčiausiai žaidėjas nieko nedarė ir matėm, kad šiandieną ne Žalgirio diena tikrai. Ne Žalgirio diena? Nu, kaip matome, jeigu žaidėjai po nugarinės užtvaros nesugeba padaryti paprasčiausio atmušimo ar krenta vidury vos ne vidury aikštelės, nu matėm, kad tikrai. Ir pažiūrėkit, koks trumpas taimautas. Buvo paimta praktiškai pasakyta keletą žodžių. Apie taktiką nebėra kalbos. Aš nemanau. Senais laikais, kai
yra tekę komentuoti su Vladu Garasu, tai jis tokiose rungtynėse sakydavo, nu labai blogai yra krepšinyje, kad negalima mesti tos baltos vėliavėlės į ringą. Rankšluosčio. Ir sakai, aš viskas, nebesiboksuoju šiandien. Šiandien ne mano diena, aš nebenoriu, kad tu mane muštum. Viskas, nebenoriu. Negalima krepšinėje to daryti. Čia Makabio pataikymas ir matom, kiek raudonuoja tos zonos. Praktiškai visur, niekur nėra šalta, Makabis pataiko iš visur dėl to, kad tikrai susikuria daugybę progų lengviems metimams, geriems metimams. Ir Vilbekinas, kuris tiek turėdavo kentėti prieš kiekvieną varžovą, ypatingas dėmesys traukti iš labai sudėtingų situacijų, kažkokių galvoti įmantrių dalykų. Šiandien net neturi labai stengtis dėl to, kad viską padaro komandinis Makabio puolimas, kuriame gali įmesti bet kas, nes tikrai viskas yra ne taip, kaip Kauno Žalgiriui šiandien. Apskritai reikia prisiminti tai, kad Maccabi jau buvo susikrovusi ryškų pranašumą, o Elijah Bryantas, Tyleris Dorsey, Vilbekinas ir Žižičius kartu buvo surinkę 8 taškus. Ir vėl priminsiu, Bryantas visus juos ir buvo pelnęs. Taigi be Vilbekino, be Tylerio Dorsey 3 taškų metimų Maccabi ir nutolo į priekį su rotacijos žaidėjų pagalba, kai Chrisas Jonesas ir Draganas Benderis pirmoje mačo dalyje tarė savo žodį. Vilbekinas gražiai persimeta kamuolį, atiduoda jį Elijah Bryantui ir gerai, kad bent jau jis neprisitaiko šiandien iš toli. Bet ta dovanėlė Žalgiris nepasinaudoja, vėl greitai prarastas kamuolys. Čia pražanga puolime. Šiaip toksai nevienareikšmiškas epizodas, nes labai sunku buvo Mariui Grigoniui užsiimti poziciją. Aš net tikėjausi kažkokio ranka judesio, kurį ir būtų galima traktuoti kaip pražangą puolime. Tokio ryškesnio atsistumimo nebuvo. Bet svarbu į Žalgirio pusę švilpukas. Geras perdavimas į baudos aikštelę. Čia Vasturija. Ir dabar gynybinėse užduotise pasimetė ir Maccabi komanda. Aš įsivaizduoju, nelengva tą koncentraciją išlaikyti, kaip priekyje 30 taškų skirtumų. Taip, Vasturija sumažino Žalgirio atsilikimą iki 30 taškų. Vilbekinas vėl, kuomet atakos baigėsi Maccabi komandoje, jis yra su kamuoliu ir jis žais 1-1. Ir tą daro Eurolygoje puikiai. 7 jo taškas. Rezultatyviausiai rungtyniauja Elijah Bryantas su 10 taškų Maccabi komandoje. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir iš karto susitarimai gynyboje dvigubinti gynybą prieš Geoffrey Lauverną. Jeigu reikia susirinkti ir pražangą. Bet vis tiek, man patinka šiandieną Maccabi agresyvumas, jų energija, jie tikrai daug dirba, kad turėtų šitą pranašumą ir Žalgiriui niekas neišeina lengvai, nieko neduoda varžovai lengvai, išskyrus labai retus va tokius išimtinius atvejus kaip dabar. Marius Grigonis jau yra pelnęs tiek pat taškų, kiek ir Tomas Vokupas. Rezultatyviausia Žalgirio komandoje yra Geoffrey Lauvernas su 11 taškų. Ir čia puikiai kombinacija tarpusavyje Angelo Kolojaro ir Ante Žižičius. Kėlinio pradžioje atvirkštinė buvo kombinacija, kai Kolojaro gavo perdavimą iš aukštaūgio, dabar atsilygina vienas kitam tuo pačiu. Na ir šiandien ir antroje mačo dalyje Žalgiris kamuolius praranda. Vėlgi galime kalbėti apie tai, ką tu, Tomai, ir minėjai. Sezonas ilgas, žaidžiame tikrai ne prieš kiemo komandą, prieš puikiai sustatytą komandą, kuri tiesiog turi problemų dėl traumų ir tiesiog reiks daryti išvadas ateities dvikovoms. Be abejo, kaip būtų, liko dar 15 minučių ir būtų gerai, kad tas išvados būtų daromas būtent dabar, būtent pradėdamos daryti. Pralaimėjimas 30 taškų skirtumų niekada nėra į naudą, nei psichologiškai, nei kažkaip kitaip. Jau kai pralaimi tokių skirtumų, tu gauni tikrai didelį smūgį, kuris turi pasiekmių. Be abejo, kerta ir per pasitikėjimą, tas yra labai svarbu. Todėl būtų labai gerai, kad Žalgiris šitose rungtynėse sugebėtų sužaisti bent kažkokią atveju, sumažinti skirtumą taip, kad jaustųsi, kad subirėjom vienoj vietoj, bet galėsim susiimti ir žaisti kitaip negu žaidėm, nes kol kas net ir to nepavyksta Žalgiriui padaryti. 1-1 Lukui Lekavičiui Chriso Joneso įveikti nepavyko. Šioje mikrodvikovoje kol kas Chrisas Jonesas yra pirmaujantis žaidėjas. Jonesas žaidė šiandien tikrai puikias rungtynes, jis labai solidus. Nuo jos spurto viskas ir prasidėjo.
būtent tada Jonesas 1-1 žaidė prieš Luką Lekavičių ir pataikė va tokius metimus. Lyg norėtų ir antroje rungtynių dalyje parodyti, kaip prasidėjo ta Maccabi persvaros judėjimo procesas. Grigonis, jo sudėtingas perdavimas Milakniui. Ir dabar gražiai suvaikšto kamuolį Žalgirio atakoje, reikia tik pataikyti iš toli ir galų gale Žalgiris įmeta pirmąjį savo tritaškį metimą šiandien. Ir būtent, ką minėjau, atsimenė Rytė, kad pagaliau kamuolys nuėjo prie krepšio, tai yra centras gavo kamuolį ir iš karto atsirado kažkokia bent jau proga mesti laisvesnę metimą. Taip, Maccabi dvigubą gynybą ir tada kamuolys turi vaikščioti. Taip, Maccabis žaidė prieš Kauno Žalgirį. Visą antrą kėlinį lygiai taip bombardavo taip tolimais metimais mus. Čia žaidimas 1-1, gerai, kad dabar Jonesas jau per Luko Lekavičiaus rankas iš toli nepataiko. Na, aš įsivaizduoju, pirmieji, kurie reaguoja Žalgirio komandoje, pamatė tokį skirtumą, yra veteranai, žaidžiantys ne pirmą sezoną ir visų pirma pirštų galime durti į Marių Grigonį, kuris labai aktyvus bent jau antroje mačo dalyje. Šaunuolis tikrai Marius, jo keletas puikių epizodų. Ir visuomet tokiu metu komandai yra labai svarbu turėti tą lyderį. Ir Marius Grigonis pats supranta, kad ant jo pečių atsakomybės yra labai daug. Dar kartą Rubitas įėjo į aikštelę. Kaip manai, Tomai, ką galima būtų išnaudoti su šiuo krepšininku Žalgirio žaidime? Na, kol kas matėm, kad Rubito žaidimas labai daug paremtas pick and pop situacijose. Kaip ir norėjau sakyti, dabar galbūt bus, bet ir tai metimai iš vidutinio nuotolio jo yra kaip ir vizitinė kortelė. Tai jam reikia tik tai pataikyti iš to vidutinio. Kol kas jis prametė keletą metimų, na, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Bet vėlgi toks mobilus Maccabi komandos penketas gynyboje, jis gali labai greitai apsikeisti ir spėti prie tų situacijų ir jas perskaityti. Dabar nėra Ante Žižčiaus, yra privertė išsikeisti ir Rubitui sunku prieš Dorsį, bet visai neblogai pasigynė. Iki momento, kai taip, Rubitas užsidirba pražangą prieš atakuojantį žaidėją. Come on, sako jisai. Come on. Vėlgi ir be Žižičiaus, ir su Žižičiumi Maccabi komanda šiandien demonstruoja gerą žaidimą. Išskyrus tą pačią rungtynių pradžią, kai Žalgiris turėjo aiškius akcentus puolime atakuojant kroatą vidurio puolėją. Tas dalykas man kažkaip Heiso nesimato visiškai aikštelėje ir netgi ne pirmas rungtynės. Jis sužaidė labai geras vienas rungtynės ir paskui, jeigu neklystų prieš Valenciją, tada buvo jo rungtynės ar prieš Šepesą. Taip, ir dabar matėm, kad tikrai yra... Su Madrido Realu buvo gerai. Su Madrido Realu buvo gerai. Taip, dabar šiandien iš viso jis įdingęs. Ir Heizas yra tasai, iš tikrųjų, lakmuso popierėlis. Kai Heizo nėra, Žalgiriui labai sunku. Kai Heizas yra toks, kaip jisai buvo praėjusią savaitę prieš Madrido Realą, varžovams yra tikrai sunku. Nes į Madrido Realo krepšį jis sumetė 12 taškų pataikydamas beveik viską iš žaidimo. 2 tritaškai iš 3, 100% pataikymas iš vidutinio nuotolio, o su Asveliu jisai pradingo ir šiaip su Asveliu buvo sunkios rungtynės. Taip, kaip būtų, ypač jam tai tikrai buvo labai sunkios, bet matėm, kad tikrai ir jo žiūrint į statistiką, kad labai banguoja šiaip Heiso žaidimas. O Marius Grigonis tampa tik antruoju Žalgirio krepšininku, kuris šiandien stoja prie baudų metimo linijos. Visas 4 baudas šiandien iki šios serijos buvo metęs Geoffrey Lauvernas. Marius Grigonis Eurolygos sezone ir toliau nėra prametęs ne vieno baudos metimo, o metė 29 baudas. Graži buvo Mariaus dabar atkarpa, leidžia jam atsikvėpti Martinas Šileris, grąžindamas į aikštę Volkapą. Taip, būtent trečiajame kėlinyje Marius Grigonis visiškai perėmė tą lyderio deglą. Dorsė atšokęs neatakavo dėl geros Heizo gynybos. O čia Ozas Blazeris, Eurolygos debiutantas, bandė prišaudyti ir savo antrąjį tritaškį šiandien. Atsirado ir sunkesnių Maccabi tritaškių ir iš karto blogėja aikštės šeimininkų pataikymas. Bet skirtumas nemažėja. Taip ir laikosi tas 30-tukas. Taip, Žalgiris antrąjį kėlinį pralaimėjo rezultatu 9-29. Wow. Sužaidus 2 lygius, 3 ir 4 kėlinius, tiesiog turėsi tą patį didžiulį atsilikimą, bet
Norisi matyti kažkokią agresiją, atsakymus. Apskritai mažoka šiuolaikiniai Eurolygoje būna tokių rungtynių. Šį sezoną aš dabar galvoju, buvo galbūt tik tai vienas mačas. Buvo tikrai gaila žiūrėti, kai Barcelona triuškino Berlyno Albą. Nu, tikrai apgailėtinas vaizdelis. Toksai ne eurolyginis vaizdas yra, kai skirtumas yra 30 taškų. Bet kai tu pagalvoji, kad žaidžia 15 komanda, kuri yra 15 vietoje prieš antrą vietą, tai taip atrodo visiškai dar labiau keisčiau. Tikrai. Šiandieną niekas nesitikėjo turbūt tokio vaizdo. Bet buvo galima tikėtis vieno dalyko, kad daug pralaimėjimų turinti Maccabi komanda bus tikrai pikta ir tikrai nebus ta, kurią visi varžovai gali mušti. Ir vėlgi mes kalbėjome, kad tų pergalių Maccabi komanda tikrai galėjo turėti ir daugiau. Bet negali jie nužudyti taip. Bet negali nužudyti taip. Tik dėl to, kad supyko. Tiksliau, negali Žalgiris subirėti per vieną kėlinį, taip kaip subirėjo. Čia ir Rubitas galų gale prisitaiko. Kaip Tomas sako, Žalgiris yra priverstas šiandien mesti labai daug tokių rizikingų vidutinio nuotolio metimų. Rubitas tarsi puolime ir tiktų galbūt tokiai konfiguracijai, nes jis gali pataikyti ir iš 6 metrų, ir iš 5 metrų, ir iš 4. 5 sekundės, Tyleris Dorsey su kamuoliu vėl bus priversti atakuoti iš toli Maccabi žaidėjai. Tritaškiai jau pilasi pro šalį, Maccabi prameta berods 5 iš eilės šiame ketvirtyje. Vokupas. Nu kaip neįkrenta, tokie paprasti metimukai atrodo. Ir toliau reikia kantriai žaisti, Vokupas meta ir pataiko. Čia matyti jau Joanis Vairopolas yra priverstas reaguoti. Ponai ir ponės, jūs ką tik matėte pirmąjį Kauno Žalgirio spurtą šios rungtynėse. Na bent jau vienas spurtas. Bet taip yra ir Volkupas pažymė šitą spurtą įveikdamas 500 taškų distanciją savo Eurolygos karjeroje. Sunku, aišku, kai tu išeini aikštelę prie minus 30, natūralu, kad ta psichologija tikrai nėra, negali savęs prisiversti ir galvoti, kad tau eitų tas žaidimas. Na, labai sunku kovoti, kai supranti, kad pergalė turbūt yra nepasiekiama, bet psichologiškai man atrodo, kad šita atkarpa vis tiek yra gerai, kad ir dabar. Nu, skirtumas sumažėjo iki 27, bet jis ką tik buvo 34 ar 33. Taip, bet tai išėjo, kad keletą metimų, tikrai 3 ar 4 metimus iš eilės Maccabi prametė ir mes matėm, kad keletą metimų iš vidutinio jau pataikėm ir galų gale tas biškiai jau kažkoks tai agresyvumas biškiai atsirado, jau bent kažkiek panašu į tą Žalgirio žaidimą, kuris demonstravo visą sezoną. Jau Steuropolas pradėjo nervuotis, man visai atsirado nuotaika iš karto. Kažkas vyksta kova. Man tai labai smagu, kad Maccabi nebeturi tų laisvų tritaškių metimų, kokius Žalgiris kartais ir atiduodavo pirmoje mačo dalyje. Dabar Maccabi dėl tritaškio turi vargti ir atakuoja per rankas. Būtent dėl šios priežasties ir tas taiklumas gerokai suprastėjo. Tau tikrai nėra sunku būnant profesionaliam krepšininkui pataikyti visiškai laisvam. Ir tą gali padaryti net ir labai stringantys žaidėjai sezone. Bet dabar Maccabi turi gyventi ir dirbti dėl kiekvieno metimo. Esu matęs ir baisesnių rungtynių iš tikrųjų šičia Tel Avive. Jeigu jau taip. Čia ar tik ne 2004 metų balandžio 8. Tada Žalgiris žaidė tiesiog dieviškai. Sabas buvo neprilygstamas, 35 ten taškai ar kažkas tai tokio. Na va, pražanga puolime, Draganas Benderis. Pirmoje mačo dalyje jis pataikė 2 tritaškius. Užsivedė Kauno Žalgiris, gerai. Reikia sukovoti, kad būtų galima bent jau pasakyti, kad mes kovėmės šitame mače, nepriklausomai nuo tos beviltiškos atkarpos, kuri norėjo mus paskandinti. Volkupas perima estafetę iš Mariaus Grigonio ir daro tai labai sėkmingai. Ir daro kaip tik tą tame tarpelėje, kuriame yra šiek tiek erdvės. Ne prie tritaškio, ne baudos aikštelėje, o per žingsnį ir nuo ten, ir nuo ten. Ir nereikėjo, aišku, šito Benderio tritaškio, bet jis jį pataiko. Ir vėl buvo kiek atsitraukta gynyba nuo Dragano Benderio. Bet čia, man atrodo, pateisinama rizika. Tikrai pateisinama rizika ir tai, kad jis pataiko, yra tiesiog krepšinio dalis. Tikimybė teorija, kuri suveikia šiuo atveju ne Kauno Žalgirio naudai. Vilbekinas šiandien šios dienos dvikovoje yra surinkęs 7 taškus, turi 9 naudingumo balus ir 3 rezultatyvius perdavimus. Dabar jo gynybą iš Lekavičiaus perima Artūras Milaknis. Ir trečioji komandinė Žalgirio pražanga. Dar vieną nuobaudą iki bonuso Žalgiris turi.
Na, nežinau, kad ir kaip prastai iki šių rungtynių atakavo Benderis, aš niekada jo nenorėčiau matyti apylaisvio prie tritaškio linijos. Jis mėgsta mesti iš toli, visada mėgo. Na, tai buvo vienas jo ginklų, dėl ko jis ir pateko į NBA lygą. Scottie Wilbekinas. Ojojoj, buvo likusios tik tai 3 sekundės atakai ir dabar jų pasidarė 14. Atsiprašau, laiko tik liko iki kėlinio pabaigos 4. Ir būtų galima prodingai išnaudoti tą paskutinę turimą pražangą atsargoje. Būtų gerai nepamiršti. Jonesas greitesnis už Artūrą Milaknį, čia po kontakto atšoka, atakuoja, taškų nėra, taigi Žalgiris į dar gilesnę duobę nekrito, bet atsilieka vis tiek didžiulių skirtumų. Aš galvoju, jei būtų dabar Šaras, būtų šakės Milaknį už tai, kad nepadarė pražangos. Šakės būtų tikrai. Aš vis nežinau, ką Šaras darytų, žiūrėdamas į šią vakarą rungtynę. Aš manau, čia visiems žaidėjams būtų šakės jau po pirmo kėlinio. Tai galbūt tokia antro kėlinio ir nebūtų, jeigu... Rezultatai iš kitų arenų. Šiandien CSKA nugalėjo Vitorijos Baskoniją. Ten vienu metu skirtumas tarp komandų buvo dviženklis, bet Baskonija rungtynių pabaigoje sumažino atsilikimą, pralaimėjo tik 3 taškais. 89-86 po 3 kėlinių Olympiakos namuose pirmauja prieš Berlyno Alba. 51-46. Ir Barcelonoje dviejų puikiai besiginančių komandų dvikovoje Barsa pirmauja po pirmo kėlinio 11 taškų skirtumų. Manau, kad Barsa aišku yra favoritai, jau labiau, kad Nando Di Colo yra iškritęs iš rikiuotės, bet taktinė kova ten turėtų būti įdomi. Gal dar spėsi pamatyti antrąją mačo dalį po to, kai pasibaigs šitas košmaras Tel Avive šį vakarą. Na vėlgi, aš pasikartosiu, gerai, kad to košmaro buvo gerokai mažiau po didžiosios pertraukos ir matėme agresyvesnius Žalgirio komandos gynėjus, matėme ir pataikantį Kauno Žalgirį galų gale, skirtingai negu buvo antrojo kėlinio metu ir Marius Grigonis, Tomas Vokupas aiškiai puolime buvo nusiteikę žaisti agresyviau ir gerai atakavo varžovų komandą. Taip, antra pusė tikrai buvo jau visai nebloga. Koks šio kėlinio rezultatas yra? Šio kėlinio rezultatas 21-19. Žalgiris laimėjo jį 2 taškų skirtumų. Ir kol kas naudingiausiai Žalgirio komandoje rungtyniauja Geoffrey Lauvernas su 14 naudingumo balų, 11 taškų, 3 atkovotais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais. Tie rezultatyvūs perdavimai gimė po to, kai Maccabi bandydavo dvigubinti Geoffrey Lauverną ir prancūzas sugebėdavo kamuolį sukti toliau. Na viskas taip, aišku, tie individualūs blykstelėjimai Mariaus Grigonio, Volkopo blykstelėjimai gal ir neblogai, bet vis tiek toks prieskonis pagrindinis yra tas, kad Maccabis sugriovė šiandien komandinį Žalgirio žaidimą. O Maccabis atvirkščiai, tai buvo tokia individualistų komanda, kuriai labai nesiklijuoja tas komandinis žaidimas ir kuriai reikia gimdyti ir pasikliauti individualiais, tarkim, Wilbekino sugebėjimais, o šiandien jie atsipalaidavo ir žaidžia kaip komanda ir net Wilbekino net nereikia kaip kažkokio flagmano. Žaidžia visi. Taip, Wilbekino dažnai reikia tose situacijose, kai komandą reikia patraukti į priekį, bet šiandien rotacijos žaidėjai Chrisas Jonesas, Draganas Benderis savo darbą atlieka gerai. Ir tokiu atveju net ir Wilbekinas gali savotiškai pailsėti dvikovoje. Taip, tai aš sakau, Wilbekino išmetamų kamuolių statistika, metimų 15 per rungtynes. Šiandien jis jų atliko 6. 6 buvo ką tik praėjusios atakos metu. Labai reikėjo šito tritaškio, bet šiandien Žalgiris pataikė 1 iš 11. Toks kol kas rezultatas. Chrisas Jonesas. Tyleris Dorsey, prieš jį lieka Martinas Gebenas po susikeitimo, rizikinga situacija. Pražanga yra fiksuojama. Gerai, kad nebuvo metimo metu atlikta nuobauda ir tiesiog Žalgiriui reiks toliau gintis. Ir Žalgiris pradėjo vis tą keistis gynybo ir kaip matėme, nėra bloga situacija. Nėra labai lengvai, neapžaidžia lengvai labai iš perimetro gynėjai mūsų krašto puolėjus ir centrus ir galbūt reikėjo anksčiau tą daryti. Aišku, žinai, kad žinotum, kur krisi pagalbę pasidėtum. Be abejo, bet vis dėlto tendencijos buvo jau antro kėlinio vidury ir antro kėlinio pradžioj. Nebuvo susikeitimo iki galo ir koks gražus perdavimas Dorsey. Yra gražesnis šitoje monetoje, jinai iš 2 pusių ir perdavimas buvo šį kartą gražesnis negu metimas, dėl to, kad jis viską ir sukūrė. Volkopui kelias į baudos aikštelę uždarytas.
Ir dabar Vokal prižiūri Ozas Blazeris. Čia yra tokia tipinė antrosios rungtynių dalies situacija. Taip mes renkam taškus, taip rinko jos Marius Grigonis, taip renka jos Volkovas. Taip, neleidžia vis prieš vieną mesti tritaškų, neleidžia lengvų metimų iš po krepšio. Ir atidavinėja metimus iš vidutinio, kur tu tokiais metimais tikrai nelaimėsi. Čia po kontakto prieš Vasturiją nepataiko ir Tyleris Dorsey. Šiaip smagu, kad to kontakto šiek tiek atsirado, nes per antrą kėlinį buvo visai pamiršę pasistumdyti su varžovais žalgiriečiai. Jeigu to kontakto būtų mažiau nei per antrąjį kėlinį, apskritai neįsivaizduoju, kokia čia situacija galėtų būti. Čia net ir nuo Milaknių kamuolys atrodo palieka aikštelį. Čia yra toks simbolinis epizodas, kai atrodo viską darai gerai, bet viską darai truputėlį lėčiau, įdėdi truputėlį mažiau energijos ir to truputėlio pritrūksta ir truputėlį per truputėlį nuo tavęs kamuolys palieka aikštę, nors turėtų būti blogiausiu atveju mūsų kamuolys išsimetant iš užribio, ne? Taip, sutinku. Ir čia žingsniai fiksuojami, viena iš retesnių Maccabi komandos klaidų. Šiandien Maccabi yra praradusi 9 kamuolius, Žalgiris yra suklydęs 8 kartus, bet vėlgi grįžtame prie pataikymo iš toli. Žalgiris 1 tritaškis iš 11, Maccabi 10 iš 18. Vienintelis geras dalykas, kad Maccabi po didžiausios pertraukos pataikė 1 iš 7 tolimų metimų. Ir Žalgiris pradėjo mesti daugiau baudų metimų ir tie baudų metimai atsiranda iš agresyvesnio žaidimo puolime. Nepavyko Vokupui pirmojų bandymų pasinaudoti Gebeno užtvarą. Sudėtingas metimas. Gebenas nusiema kamuolį puolime. Pritrūko iki 2 taškų, bet labai nedaug. Bet taip nepadėjo Gebenas, nepasisiūlė savęs, kad gautų tokią poziciją, kur gali įmesti jam kamuolį Volkupas. Suka aplinkui, labai sunku įlysti tą baudos aikštelę. Dėl to, kad centras jisai neišeina visiškai ant gynėjo, jisai priema tokią tarpinę poziciją, taip, ir kaip ir sakiau, palieka biškai tokius vidutinius metimus ir flauterius gynėjams. Na, šiaip labai įdomi statistika, kalbant apie baudų metimus, kol Gebenas atlieka savo seriją. Iki šių rungtynių Žalgirio komandoje ne vieno baudos metimo nebuvo prametę 7 žaidėjai visoje komandoje ir kalbėjau, kaip gerai nuo baudų metimo linijos šiame sezone atakuoja Eurolygoje Kauno Žalgiris. Pavyzdžiui, Marius Grigonis yra apskritai pataikęs visas 29 iš 29 baudų. Šiandien vien tik tai Žafri Lavernas prametė 3 iš 4, man atrodo. Taip. Likusi komanda realizavo visus 6 baudų metimus. Vasturija sėdasi ant suolo. Šiandien galbūt tikrai labai pasijautė, kad būtų buvęs labai gerai Rokas Jokubaitis rotacijai. Kaip žaidėjas, kuris gali pridėti energijos. Na, ne tik jeigu būtų Rokas Jokubaitis, Vasturija daro klaidų gynyboje, tu jį gali greičiau išimti iš žaidimo ir leisti stiprų kūną turinti Jokubaitį. Čia gerai žaidžia 2 prieš 2. Vokupas su Gebenu. Gebenui nepavyko sugrūsti kamuolio. Dėl to, kad vėl, aš nežinau, truputėlį, šiek tiek greičiau, vos. Jis pakilo taip, kaip, žinai, sunkus Boeingas, žinai, jam reikia laiko įsibėgėti, jis kyla taip tolygiai. O čiagi galima buvo su visais tinklais ir mėsom. Ir su visom varžovo pražangom, pamirštant, kad kažkas čia dar tau bando sutrukdyti. Dabar ir Gebenas, ir Augustinas Rubitas vienu metu aikštėje. Toks Martino Šilerio sumanymas. Ir Rubitas 4 pozicijoje gali išnaudoti savo jėgos pranašumą prieš Ozą Blazerį. Rubitas iki galo prieš Antę Žižičių. Žižičių susirenka pražangą. Kažkada Antės brolis Andrija yra žaidęs Tel Avive ir laimėjęs Eurolygą su Tel Avivo Maccabi komanda 2014 metais. Ir tokios puikios tradicijos šioje šeimoje buvo pratęstos. Labai gerai pamenu, Pasvalyje Antė Žižičius rungtyniavo Zagrebo Cibono Pasvalio pieno žvaigždžių rungtynėse ir ten darė, ką norėjo Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje, dėliojo iš viršaus. Ir tuomet man Cibonos atstovas sakė, prisimink šį vyruką, už jį yra €1 milijono išpirka ir jis netrukus žais NBA. Na ir po metų NBA jis jau ir žaidė. Taip, geras buvo jo ir brolis tikrai. Ir Lietuvos rinktinė su kroatais yra vargusi ne vieną kartą. Ir Maccabi vidurio puolėjas
galės pasigirti, kad jeigu ir daugiau nebežais NBA, kad yra gavęs perdavimų alley-oop situacijoms ir iš LeBrono Jameso. Nepasiekia šito kamulio Martinas Gebinas, nelengva metimą pataiko Dorsey, jo sąskaitoje 14 taškų ir 19 naudingumo balų. Jis geriausias savo komandoje puolime šiandien. Ir vėl Žalgiris dviračio nebeišradinėja, reikia išnaudoti pranašumo situacijas, kur jų ir yra. Tiesa, dabar su kamuoliu neatsakingai elgėsi Rubitas, Lekavičius. Atrodo, kad Lekavičius iš tokių 10 metimų bent 8 tikrai pataikytų. Rubitas iš toli. Nėra. Ir toliau, Žalgiriui tritaškiai metimai yra raudonosios knygos vertas įrašas, 1 iš 12 šiandien. Raudonosios knygos, sakai, ne? Taip. Čia Vilbekinas. Iš žaliosios knygos. Šiandien Vilbekinas yra pataikęs 2 tolimus metimus iš 4. Ai, koks gražus buvo perdavimas, vien dėl jo turi pataikyti tokį metimą, bet nėra. Na taip, kai nuo rungtynių pradžios neturi ritmo atakuojant iš distancijos, labai sunku užsikurti ir tiesiog gerą atkarpą demonstruoti greitai. Buvo minus 30, yra minus 30. Elijah Bryantas prieš Marių Grigonį. Žaisti 1 prieš 1 prieš Grigonį yra tikrai sunku ir dabar gerai apsigina Žalgirio komandos universalusis gynėjas. Lekavičius. Ten plotą prižiūrėjo Ozas Blazeris. Lekavičius prieš tą patį Blazerį. Bet tikrai stringa Žalgiris puolime. Nėra... Ir vėl kamuolys suvaikšto 4 pozicijoje rungtyniaujančiam Rubitui į rankas. Ir antrą kartą iš eilės prieš Blazerį nepavyksta sužaisti. Liktai geras metimas, bet mato, kažkokio pritrūksta tikslumo, bet čia matosi, kad psichologija. Kitas dalykas, kažkaip norisi galbūt ne Pauliaus Jankūno ir ne Laverno, galbūt jaunesnių žaidėjų, tai yra Mareko ir Lukošiūno aikštelė, vis tiek, kaip bebūtų, liko 4 minutės. Kada tada jiems išeiti ir kada jiems žaisti? Na, šiuo atveju sutinku, kad jeigu jie negali žaisti netgi dabar, taip. Mareko Blaževičiaus pasirodymas tikrai jau nieko nebepakeis ir nieko nesugadintų. O galbūt įkrautų per benderį iš viršaus. Be abejo, aš manau, jie tikrai turėtų daugiau motyvacijos žaisti negu kiti žaidėjai. Jiems tikrai rezultatas nebūtų svarbu šiuo atveju. Berods 2 rungtynėse Marekas Blaževičius pasirodė LKL čempionate. Ir visai neblogai pasirodė. Visai neblogai ir tu gerai, Tomai, pasakėjai, jeigu net toks momentas dvikovoje, tai koks tada turėtų būti? Taip. Galvoti, kad tu laimėtum atvirkščiai 40 taškų, na, taip labai sunkiai galima tikėtis. Labai nedaug komandų yra Eurolygoje ir šiaip momentėlių, kai Žalgiris gali nugalėti tokių skirtumų. Tai... Na, čia magiškasis rungtynių momentas. Tylerio Dorsey perdavimas per nugarą. Ten Žalgirio gynyba jau nebeišsirankiojo ant Žižičiaus ir galingas dėjimas iš viršaus. Gebenas atėjo į pagalbą Steve'ui Basturiui, taigi atsiverė ir erdvių. Tikrai gražus perdavimas, tikrai gražus epizodas. Galim ir pasidžiaugti už varžovus, kodėlgi ne. Jeigu jie žaidžia gražiai, grožis yra universalus dalykas. Ir tikrai... O rezultatas iš Barcelonos galbūt toks pat netikėtas, koks iš dalies čia buvo ir Tel Avive. 40-20. Barsa pirmauja. Čia jau pasibaigusios rungtynės CSKA nugalėjo Vitorijos Baskoniją 66-58 dvikovoje Pirėjuje. Rezultatas yra toks. Barsa toliau didina savo pranašumą, o ten siautėja Nikola Mirotičius, Aleksas Abrinesas ir Rolandas Šmitas. Šie kartu 3 žaidėjai yra pelnę 34 taškus iš 42. Edgaras Ulanovas, kuris tikrai praverstų ir šio sezono Žalgiriui kaip klijuojantis sudėtį krepšininkas. Fenerbahče gretose nėra pelnęs nė vieno taško kol kas. Šiaip pastaruoju metu, aišku, jis niekada nebuvo pats svarbiausias žaidėjas puolime, bet pastaruoju metu ne pats lengviausias laikas Edgarui. Bet vis tiek Fenerbahče komandoje jis yra antras pagal aikštėje praleidžiamas minutes ir labai padeda gynybai. Taip, jis turi savo minutes. Paulius Jankūnas 2 taškai ir pražanga. Ir
Dabar nepasižymėjau iš tikrųjų šito epizodo, bet Paulius Jankūnas artėja prie naujų rekordų pagal atkovotus kamuolius puolime. Jam visai nedaug ten trūksta ir dabar vieną iš tų atkovotų kamuolių puolime mes ką tik matėme. Sėkmingas kapitono epizodas. 2 taškai, pražanga ir dar vienas baudos metimas. Martinas Šilerio veidas, manau, šį kartą išduoda, kad jis nėra toks ramus, kokį mes esame įpratę jį matyti. Na, nelengvos rungtynės, bet kokiu atveju yra Pauliui Jankūnui, nėra jam parankių varžovų Maccabi komandoje, prisiminkime Draganą Benderį, jis tiesiog elementariai greičiu yra pranašesnis už Žalgirio komandos kapitoną, o Ozas Blazeris taip pat greičiu jį gali įveikti. Nu, Eurolygoje apskritai sunku dabar surasti. Nu, Simonovičius koks nors galėtų būti ten, Bet yra kaip yra. Čia lieka mažiau nei 3 minutės iki rungtynių pabaigos. Tyleris Dorsey po susikeitimo lieka prieš Geoffrey Lauverną. Benderis medžioja savo 4. tritaškį ir gerai, kad medžioklė jau yra pabaigęs. Nu, vis tiek geriau, kad meta Benderis negu Dorsey, ką? Ne, tai be jokios abejonės, bet mano mintis buvo ta, kad Benderis tikrai gali pataikyti. Paulius Jankūnas. 5 taškai iš eilės ir reidas kaip senais gerais laikais. Ir rezultatyviausiai šiandien Žalgiryje rungtyniauja Tomas Vokupas su 12 taškų ir būtent iššovęs trečiojo kėlinio metu. Nu, reikia iki 20 sumažinti, ką? Iki 20, būtų labai gerai. Čia kaip Hardenas į dešinę pusę atšoka Chrisas Jonesas. Ir paskui kaip bowlingo tagelyje, kaip keglis griūna nuo Geoffrey Lauverno kontakto. Lauvernas. Ai. Trūksta tikslumo tokiuose elementariuose ir rodos paprastose situacijose. Trūko ir pirmoje mačo dalyje, ir Rubitui trūko prieš Ozą Blazerį ne kartą šios dienos dvikovoje. Buvo tų neišnaudotų progų tikrai. Čia kita pražanga prieš Elijah Bryantą. Beje, Elijah Bryantas, kaip čia pasakyti, turi savo dokumentinį kanalą YouTube socialinėje platformoje. Ką jis ten daro? Jis tiesiog fiksuoja savo gyvenimą, fiksuoja savo pasiruošimą rungtynėms. Jis dokumentuoja savo gyvenimą. Taip, dokumentuoja savo gyvenimą, visą COVID-19, testų tikrinimą, išvykas. Šiaip labai įdomus turinys iš profesionalaus žaidėjo, nes tikrai neretai sutiksi krepšininką, kuris užsiema tuo, pats montuoja video ir dar pasakoja tikrai įdomiai. Ir Elijah Bryantas būtent tuo ir užsiema, galima patikrinti ir jo YouTube kanalą. Tai aš kaip suprantu, tu esi vienas iš followerių. Kiek jų ten yra? Ten followerių tikrai nėra daug, bet dėl įdomaus turinio tikrai galima ir pasiieškoti. Tu savo, Žalgiris. Na, patys matėte, čia daug komentarų nereikia. Nežinau net kaip ir pakomentuoti. Nu va. Jeigu neklystu, Mareko debiutas pagaliau. A ne? Taip. Loris Zaharas išėjo į aikštę, tai irgi jam momentas. Ne pirmos jo rungtynės, taip. Marekas aikštelėje pagaliau. Ir Lukošiūnas. Nu va, turi minutę 40. Yra tekę kalbėtis ir su Mareko Blaževičiaus aplinkos žmonėmis. Jis tiesiog tikisi savo didesnio šanso Lietuvos krepšinio lygoje ir galų gale tų bent jau retai pasitaikančių progų Eurolygoje. Ir dabar Marekas galės stoti prie baudų metimo linijos ir taškais atsidaryti ir Eurolygoje. Užteko vienos atakos ir jis jau turi vieną naudingumo balą savo statistikos protokole. Ir labai gerai kirto, tai nebuvo tai, kad jis stovėjo ir gavo, kaip sakant, dovanėlę. Jis labai gerai kirto. Tai nebuvo grūdas aklai vištai. Ir metimas užtikrintai taiklus. Sveikinimai Marekui. Štai taip, pirmieji taškai Eurolygoje ir galime tuo pasidžiaugti. Dabar gal sakiau aš jums, kad anksčiau reikėjo mane leisti į aikštę. Na, aš įsivaizduoju, motivacijos ko jau ko, o motivacijos šiam žaidėjui visiškai netrūksta. Ir tokio sveiko įžulumo, kurį tikrai visos savo jaunos karjeros metu turi Marekas Blaževičius. Dabar žiūrėsime, kaip jam pavyks dirbti ir gynyboje prieš Maccabi komandos kamuolio judėjimą. Ir čia puikiai apsigina vienas prieš savo varžovą. Taip, klaidinantiems judesiams pasidavė, bet ilgos rankos padėjo, o čia žiūrėk, iš karto ir Karolis Lukošiūnas pabandė savo laimę. Trūko tik tai taiklaus metimo, metė visai neblogą. Taip, aikštėje... Žino, kad kitas kartas gali būti negreitai. Aikštėje Maccabi komandoje ir Jonatanas Atijasas yra pasirodęs.
Čia ir Doris Sahara, žinoma, nori pasižymėti ir iš tikrųjų gražiai nusinešė kamuolį, pasidėjo, jį taip už nugaras pasislėpė ir jo pirmieji taškai karjeroje Eurolygoje. Toks visai gražus ir techniškai įgyvendintas epizodas. Sveikinimai Doris Zaharui iš komandos draugų, mes irgi galime jį pasveikinti, tikrai svarbus yra šitie pirmieji kartai kiekvienam krepšininkui. O Lukas Lekavičius šiandien žaidžia ne pačias tikrai geriausias rungtynes savo karjeroje, yra pelnęs 8 taškus, tačiau efektyvumas nebuvo toks, prie kokio mes buvome įpratę. Aštrumas nebuvo toks aštrus, kad būtų skaudus varžovams. 9 taškai, o iš žaidimo 3 taiklūs metimai iš 9. 6 naudingumo balai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Geras, Lukai, geras, sako Paulius Jankūnas, įvertindamas šitą pražangą kaip gerą. 9 sekundės iki šios dienos rungtynių pabaigos. Rungtynių, kurios baigėsi, na, turbūt netikėčiausių skirtumų, kokio mes galbūt būtumėm galėję tikėtis apskritai iš Kauno Žalgirio. Prieš komandą, kuri iki tol nesublizgėjo iš esmės ir nedemonstravo nieko tokio, kad būtų galima tikėtis, jog mačas pasibaigs šiandieną taip, bet toks yra krepšinis. Krepšinis yra turbūt kaip gyvenimas ir jame būna visokių dienų. Ir kad ir kokia buvo ta diena šiandien, rytoj bus nauja. Ir rytoj pažiūrėsim. O šiandien reikia sveikinti varžovus, šiandien jie geresni ir geresni visą galvą. Žalgiris sužaidė lygiai antrąją rungtynių dalį, netgi ją laimėjo 2 taškų skirtumų, bet ta duobė, į kurią įkrito žalgiriečiai pirmoje rungtynių pusėje, buvo pernelyg gili. Laukim karštų interviu ir po to mano kolegos dar aptars šio vakaro rungtynės mažoje LRT studijoje, bet tiesą sakant, sunku kažką ir pakomentuoti šiandieną. Labai džiaugiasi, matote, Maccabi komanda savo pergalę. Ten skanduotės turbūt yra paleistos iš įrašo, bet tikrai Maccabis yra kaip Žalgiris. Jie žaidžia šalyje, kuri panašiai kaip Lietuva myli krepšinį ir Stairopolui labai sunku yra atlaikyti Maccabio pralaimėjimų serijas. Prastesnį negu sirgaliai norėtų žaidimą, dėl to, kad iš karto atsiranda daug psichologinės spaudimo, klausimų, diskusijų. Visi supranta krepšinį žymiai geriau negu treneris ar žaidėjai. Visi moka pasakyti, kaip reikėjo padaryti, kaip nereikėjo daryti. Ir aišku, kad kiekviena tokia pergalė yra svarbi. Nu, su ją mes ir sveikiname Maccabi. Ir laukiame interviu. Jeigu bus jų. Na, čia jokių staigmenų. Geriausias žaidėjas pagal statistiką taip pat šiandieną buvo štai šis vyrukas. Tyleris Dorsey, 16 taškų. Puikus pataikymas iš žaidimo. 2 taškai iš 5 tiesa. 21 naudingumo balas, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. What a game, what a performance. What was so different tonight compared to your previous EuroLeague games? Defensively, we showed intensity and we stick to the game plan. We knew what they wanted to do. We knew they were playing the best offense right now in EuroLeague. So defensively, we came out strong and we continued it. You know, we had the 20-point lead at half, but we knew they was going to battle back. So we came out with the same energy in the second half and we got the job done tonight. It's a needed win for us. We got to continue this. Got a tough week next week in Spain.
Great game, congratulations. Thank you. Pats svarbiausias dalykas - intensyvumas gynyboje. Mes žinojame, kad jie yra geriausiai puolanti komanda Eurolygoje ir mes žinojame, ką prieš juos reikia daryti. Mes turėjome planą ir mes jo laikėmės, net laikėmės tada, kai turėjome 20 taškų skirtumą. Mes žinojome, kad jie bandys grįžti į rungtynės po ilgosios pertraukos, todėl laikėmės planų ir antroje rungtynių pusėje ir mums pavyko ir mums labai reikėjo šitos pergalės psichologiškai, ypač prieš svarbę dvigubą savaitę, kuri prasideda jau netrukus. Coach stopping the best offense in the EuroLeague at 57 points. How'd you do it? 57 taškai. The players, congratulations to our players. They played great defense. First half was amazing. We had great covers on defense. We play all together with high energy. And on offense, we had great rhythm. We moved the ball. We made always the right pass, the extra pass, and we find open looks with patience. And I think also in the second half, it was obvious that we couldn't shoot, let's say, with 81% for three. But I think we controlled the game, all the game, and I want to congratulate the players for their reaction. Congratulations to you, coach. Thank you. 57 taškai, kaip jūs galėtumėt paaiškinti, kad tik tai tiek įmetė geriausiai atakuojantį komandą Eurolygoje. Na, žaidėjai tai padarė, mes žaidėme tiesiog fantastiškai pirmoje rungtynių pusėje, komandinė gynyba, gera energija, geri sprendimai gynyboje. O po to ir puolime. Kamuolys judėjo gerai, žaidėjai judėjo gerai, visą laiką būdavo tas papildomas reikalingas perdavimas, kad proga metimui būtų gera. Turėjome pakankamai kantrybės, taip žinojome, kad turbūt negalime pataikyti tokių pataikymo procentų, kaip kad metėme iki pertraukos visas rungtynes, tačiau kontroliavome jas nuo pat pradžių iki pabaigos antroje pusėje. Taip pat sveikinimai Makabiui tikrai dar kartelį su 100% įgyvendintų jų rungtynių planų. Did you even expect a game like we saw tonight? Our goal was to come out, play hard, pride ourselves in our defense, and I feel like we showed that tonight. We just got to continue to build on this and progress. I suppose that's your goal every night. What was different tonight? I wouldn't say anything was different. It's just, I guess the ball wasn't rolling our way, but you know, we're trying to get ourselves on track to continue to fight, play hard, and get these wins. Thank you very much. Congratulations. Viskas tas pats. Tai mes tiesiog žaidėme kietai gynyboje, turime tai tęsti, tarsi nieko ir nedarėme kitaip ir kitose mačiuose. Tiesiog šiandien buvome kietesni, norėjome būti tokie kietesni, mums labai reikėjo ir mums reikia išlaikyti tą ir toliau. Tuo, ką aš susidirbiu ir baigėme, aš perduodu žodį savo kolegoms studijoje ir atsisveikinu iki kitų susitikimų. Buvo galbūt ir ne pats smagiausias vakaras šiandien.